Nu šitą gal girdėjo, bet šitas geras, kur, reiškia, trys seserys buvo ir visos, reiškia, reikėjo jom ištekėti ir jos šovė po strėlę ir vienai ten pataikė, reiškia, kažkokį tai pirklio kiemą, pirklys ją vedė, kita ten dar už kažko tai dar ištekėjo, už kažkokio princo, o trečia niekaip, neranda, kaip pavarė iš sportinio lanko strėlę, neranda strėlės tos. Keliais ėjo, kalgotkai suplyšė, po savaitės prieina kažkokia, žiūriu, balutė, toks lelijos lapas, ir ant balutės lapo sėdi varlys, glitnus toks ir laiko strėlytę rankoje. Ir taip galvoja, prisiminiau, čiagi mitologija, čia jį reikia pabučiuoti ir jisai pavirs nuostabiu princu ir jisai ves mane ir viskas, ir mes gyvensim gražiai laimingai. Ir jinai taip tą lapelį kažkaip taip prisitraukė už to lapelio, tą tokią valę, tą glitinę, tokią pabučiautos, taip širsenytė tokia pasidarė. Gal mažai pabučiavo, tai dar kartą. Ir tokia varlys taip įsišiepė į Хидны ir sako, очень сильно заколдован, отсосать надо.